Na ką, mes netoli Kauno ir šiandien atvykome į svečius pas Nerijų, kurį daug kas matėte televizijoje. Sveiki atvykę į mano kaimą. Pažiūrėk, aš tau dovaną turiu. Lauknešėlis, loves that. Užeisim? Žinoma, Vau, kokie namai. aš kaip tik dariau obuolių pyragą, tai gal tu man nori padėti obuolius nuskust. Turi 2 kates? Turiu 3 kates. Turi 3 kates. Ką veikiai vasarą? Oi, vasarą aš labai daug šokau. Vienu žodžiu, vasarą namie nebuvai įstrigęs. Ne, neteko vasarą būti namie. Aš iš čia gyvenu dabar Stokholme. Čia aš esu tik grįžęs dabar atostogų į Lietuvą. Aš suprantu, kad tau rudenį vienatvė negresia, nes čia yra 3 katės, Stokholme nežinau, kiek yra kačių. Aš iš tikrųjų labai myliu rudenį, nes man ruduo tai labai asociuoja su dekučiu, su arbatu, toks, kur labai jaukalas savo susikuri. Tai kodėl mes šitą atnešam? Žinai kodėl? Nes rudenį, kai esi dekutyje, namie, jaukalas. Nori žiūrėti filmą, tą filmą reikia žiūrėti per internetą. Jo. Ir gali bendrauti internetu su Stokholmu. Ir iš Stokholmo gali matyti kates savo namie internetu. Aš be interneto tai kaip žuvis be vandens. Jį reikia tik gražią vietą jam surasti. Pavyzdžiui, pastatytum čia ir absoliučiai jokios problemos, jis gali stovėti. Klausyk, o kokią tu žanrą šoki? Aš šoku hip-hopą ir feminine movement. Kas yra bazinis judesys tavo šokio? Šiaip vienas iš hip-hopo pagrindinių judesių iš tų basics vadinamų yra vadinamas Bartu Simpsonu. Tai žinau, iš šono. Va taip, rankos eina. Jo. Ai, aš pritupiu, kai darau rankas į viršų. Tai gal kavos tada darau. Kava yra, pyragas bus. Pyrago nelauksim, gal lauksim, ką aš žinau, kitas į ką atvažiuosim.